Kaip žinot, žydai turėjo 12 giminių. Viena gentis, Levio, išrenkama ypatingai tarnauti šventyklui, studijuoti statymą, gauti dvasiniam žiniam, mokyti kitus dvasinių dalykų ir taip toliau. Iš tos Levio genties viena šeima, Mozės brolio šeimyna, Arono, išrenkama kunigais. Aronas pastatomas vyriausiųjų kunigų, Kohen Hadol, reiškia, ir jo palikuonis visiems laikam paskiriami kunigais. Jiem duodamas ten priemonės, ten Urimas, Tumimas, jiem duotas Jom Kipūras, kad vieną tą šventyklą pastatyti. Buvo ypatingas dvasinis renginys, kur vieną kartą per metus vyriausias kunigas iš šventų šventą eidavo, atlikdavo ritualą, aukojimą, ten nebuvo nei langų, nieko tam, ir ten, reiškia, virš sandoros skrynos, prie dviejų cherubų visada buvo šviesa, šachina spindėjo ant gamtinis, nepaaiškinamas toks švitėjimas, ir ten jis gaudavo informaciją. Taip pat turėjo Urimą, Tumimą, tam tikrus akmenėlius, kurių pagalba jis irgi Dievas atsakydavo ir jūs klausimus. Žodžiu, čia ypatinga kasta. Šiandien, kadangi šventyklos nėra, jie oficialiai neveikia, bet jie iš kitos pusės veikia. Kaip sakome, jėgos veikia vienos tiesiogiai, matomai kitos dvasiniam lygmenį, neregimam pogrindį, jeigu nori to žodžio paprasčiausiai. Tai va čia jau levytų, bet dabar ne šios temos reikia.